Labadiena, Delfi TV žiūrovai. Šiandieną mes esame Gargžduose, kur visai netrukus prasidės Lietuvos regionų lygos ketvirtfinalio rungtynės. Čia kauniečiai rengia pirmąją ataką ir 3 taškai. Sapiego atlikto perdavimo neperėmė Gargždiškiai ir 2 taškai. Greita kontrataka ir 2 taškai su pražanga. Link krepšio atmetamas prie tritaškio linijos Kybartas. Iš toli ir taikliai. 10 taškų riba. TTU varžovai viršė, čia 2 taškai su pražanga. Ne, visgi neįmetė, bet pats atkovojo kamuolį. O čia dar vienas tritaškis. Šis veržiasi ir čia blokas. Bet nepavyksta išsaugoti kamuolio Gargždų krepšininkams, nes mina galinė linija. Tas pats Kupaitis. Pražanga. TTU komanda neįmeta to tritaškio metimo. Čia toks metimas. Atsikovoja po krepšiu kamuolį. Renatas Jonelis rengia komandos pozicinę ataką. Čia pražanga puolime. Visgi 3 taškai užskaityti, bet to pačiu užsidirba pražanga puolime. Čia randa skylę varžovo gynybą ir pelno 2 taškus. Ar krepšinio mokyklose 10-mečių, visgi tai yra veiksminga. O čia Viršilas. Ir Zikvantavičius įsirašo į savo sąskaitą 2 taškus. Prie baudos aikštelės prieigų. Čia Karolis užtvara prie tritaškio, metimas iš toli ir taikliai. TTU 16, Gargždai vos 7. O čia iš po krepšio ir taikliai. Blokas liko. Liko 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Čia juvelyrinis perdavimas ir 2 taškai su pražanga. Deividas Pogužinskas pakuotais metimais. Tomaševičius. 3 taškai. Liauja po krepšių. Čia Rinkūnas Kybė ginasi. Repas galinė krašto linijos ir 3 taškai. Šiemet spėjo sužaisti nacionalinė lygoje ir už tą pačią Palanką. Savo karjeroje ir vėl yra netoli to. O čia 2 taškai. Karolis. Čia klaida. Artur Spels. Visgi nespėjo. O dar ir kauniečiai prašė pražangos. Čia prieš Tomaševičių. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Spels. 3 sekundės. Ir čia laisvas po krepšių. Žaidimą. Sakalas. Čia Mačijauskas. Gražus komanda. Galutinis rezultatas 81-88 konstatuoja svečių iš Kauno Technologijos universiteto pergalę.